Turbūt visiems yra tekę gamtoje statyti palapinę ir kartais reikia įtempti palapinės kampus ir pririšti virves prie kuoliukų. Tam padaryti yra keletas būdų. Vienas iš tokių tai yra greitai atsirišantis mazgas ir palapinę vėl atgal ardant nereikia vargti, bandyti atnarplioti mazgų, kuriuos anksčiau esame užrišę. Tai tiesiog paimame, sulenkiame virvės galą, padarome kilpą ir apsukame apie kuoliuką. Tada virvės, kuri yra pritvirtinta prie palapinės, būtent šitą virvę ištraukiame per kilpą. Ir per tą kilputę, kurią gavome, tada perkišame virvės laisvą į galą ir viską užtempiame. Štai pririšame viską greitai atsirišančių mazgu, o jį norint iškišti reikia paprasčiausiai patempti už laisvojo galo. Kitas variantas, tvirtinant virvę prie kuoliuko, tiesiog yra virvės gale pasidaryti kilpą, tai yra virvę sudvigubinti, užrišti paprastą mazgą ir pernešti per kuoliuką. O pats įtempimas tokiu būdu yra tiesiog kuoliuką įkalant toliau nuo palapinės, kad virvė pati įsitemptų. Galima šitą mazgą padaryti ir tvirtesnį. Tai vadinama aštuoniukė. Tiesiog darome tą patį, tiesiog pririšame kilpą ne vieną kartą, o padarome tokį kaip aštuonetą. Tiesiog per virvės apačią, per pačią virvę ir atgal per pirmą kilputę. Toksai kaip aštuoneto formos mazgas. Užtempiam ir vėlgi galime užkabinti ant kuoliuko. Kartais pasitaiko, kad tiesiog tvirtiname ne prie kuoliuko ir neturime viršaus, o prie kažkokio tai medžio, tiesiog būtų per aukštai permesti kilpą. Tokiu atveju galime pririšti, taip pat pasinaudodami vadinamą aštuoneto mazgu. Ką mes darome, tai susirišame laisvą aštuoneto mazgą, kaip ir prieš tai rodžiau, ir paliekame šiek tiek ilgesnį laisvą galą. Tiesiog įsivaizduojame, kad čia yra kažkoks tai medis, kur viršaus mes nepasiekiame, tiesiog aplinkui medį perkišame laisvą į galą, tada per šitą kilputę prakišame jį ir per kitą kilpą. Ir užtempiame tiesiog. Mazgas laikosi tvirtai.